Labas! Pirmadienis ir vėl valgom. Jo, valgom šį kartą Vaitai tau, tom jam. Nebegalėsim pakelti jau būdo. Negalėsim rankom valgyti, nes verda. Nu, tai teoriškai galima, bet tik tai vieną kartą. Oi, labai nepasiruošėm. O geras man išmetė. Kaip nors gudriai pastato. Pasimk ir... Nu, remiam. Net. Tuoj, bet kurią akimirką. Nu, žiūrėk, nustom žvengt. Labai šiaip grėsmingai atrodo. Žodžiu. Tai va. Ai, šiaip įdomu. Nežinau, kaip jūs žiūrovai, ar jums išmeta. Bet šiaip įdomu. Pala. Nu, kaip, parašė Facebookas, kad kaip is live now. Tai aš nežinau, ar parašo dėl to, kad, tipo, aš nenoriu girtis, bet, tipo, esu ten ar gedminas. Ir jum rodo. Ne, mano draugė irgi klausė ir sakė, kodėl vieniems išmeta, kitiems neišmeta. Tai jeigu kas nors žino atsakymą, tai labai laukiam, nes norim, kad visiems išmestų. Labai karšta, aštru. Oi, tai gerai, tai kaip tik pašnekėsim. Ir šiaip labai per toli nežiūrėk, kai aš strebiu, tai tipo atrodo, kad, pažiūrėk, atrodo, kad žmonės gali dantų skaičius suskaičiuoti. Nu, žodžiu. O, parašė Reminos, kad vaiduoklis per vidurį. Šiaip iš tikrųjų, tai gal truputį galėtumėm aplinką pafilmuoti, labai čia įdomiai Vaitai tau yra įsikūrę. Bet paskui labai Oi, kaip aštru. Eik, tai savo. Tai žodžiu, šiandien aš būsiu viena, nes Monikos nesimato. Tai gyvenam neblogai, šeštadienį buvau Baltic Pride, pirmą kartą lankiausi Soho klube, labai patiko. Kodėl? Todėl, kad ateini. Sriuba išbėgo, viskas išvirto. Mūsų live transliacija užlūžo skėdžių. Nu, pasako, kad Soho. Jo, ir labai patiko, kas patiko Soho klube, kodėl rekomenduoju visiems nueiti. Nes, žinote, jūs kai ateini į klubą ir tokias visas katės pasiruošia. Ir tada ateina bičiai tokie liūtai ir eina medžiot. Ir taip, ta prasme, žiauriai nejauku yra, kai tu tiesiog atei gerai praleist laiko, tu nenori su niekuo pasimatuoti, kas daugiau gražiau pasidažė. Nes, nu, pavyzdžiui, matos, aš nelabai daug dažausi, tai visą laiką pralaimiu. Tai va, patikalta. Jo, tai buvo žiauriai smagu, labai prisijuokėm, grojo popsą, kur, žinot, būna įprastai gėda, klausai tipo mašinoj, užsidaręs langus su kondiške. Aš esu girdėjus, kad ten Lady Gagos gabalas dar litų laikais kainuodavo 50 litų. Ta prasme, gabalas. Soho, kad užleistų didžiai Soho. Geras, nes aš mačiau, kur eina ir tiesiog prašo, bet nemačiau, ar paduoda pinigų, tai gal kaip nors ten tipo pakištuką tipo įdeda. O dabar mano mėgstamiausias gabalas. Norėjau parodyti, galvau, kad sriuboj makaronai, bet iš tikrųjų grybai. Jo, aš irgi pamačiau. Matei? Nori pažiūrėti? Tai va, šiaip iš tikrųjų tai esam pasiruošę tokį icebreakerį. Nelabai pamečiau. Ranką iškirti. Nes galvom, gal duot kažkoks Q&A padaryti, kad jūs užduotumėt klausimus, mes galėtumėm atsakyti, bet Monika sako, Davilė, nieks neuždavinė, nieks neapsikraunant, tai nepais. Tai kur gavai šitus klausimus? Internete. Nu, pagūglinau, keiščiausi klausimų topas. Kur pirkai šitą gal parduotuviai? O kur valgai tu čia dabar? Kaviniai. Va, tai tau. Šiaip aplinka graži, viskas gražu, aptarnavimas super. Hipsteriškas sumokėjau. Vienintelį kokį dalyką ir konkurencija. Šalia pat yra Sinano kebabai. Tai parkingas toksai rar, galėsim po to parodyti. Bet šiaip viskas puikiai. Tai žodžiu, tai apie icebreakerį ir klausimus. Čia tokie random klausimai, o tikslas yra pralaužti ledus. Nu, su jumis. Ar ne? Gerai. Jeigu norit, galite atsakinėti, bet galite ir neatsakyti. Kokia gyvenimo prasmė, Davilė? Kaip manai? Ne, man labai šitas nepatiko klausimas. Man irgi nepatiko, aš gal nuo galo skaityti. Ne. Nu gerai, bet čia visi tokie, kur nepatinka. Nu gerai. Nebūna kūrybiškesnių. Ne, čia ne iš tų. Kaip ilgai aš gyvensiu? Tu gyvensi. Ne. Davai aš atsakysiu, kaip ilgai. Nu gerai, gyvensi. Aš kiek Man gyvensiu. bus lengviau truputėlį. Gerai, aš. Nu gerai,
Tai gal galiu paklausti papildomų klausimų, kad turėtų... Nu, bet aš nenoriu kompromituojančius atsakyti. Ne, nu bet čia jo bus sveikatos, apie sveikatą. Nu, tipo, kaip įprastai pas tave moteris ar ilgai gyvena? Nu gerai. Ai, nu gerai, tokių bendrų gerai. Jo. Gerai. Ar tavo šeimoje moteris ilgai gyvena? Labai. Tai čia kiek, 7 metų? Ne. 8, nes man atrodė labai ilgai kem 5, bet dabar nebe. Ne, močiutė 9-4. Oh my god. Močiutė! Močiutė, dabar. Tik dėl tavęs. Tai mums reikėjo močiutės, tai pas ją galėjom daryti. Ok, nu tai gerai, tai čia vidurkis tipo, ar čia jau toks ilgamžiškiausias? Jo, vidurkį. Tipo, koks klausimas, toks ir atsakymas. Dėbėliškas. Ne, palauk, pasakyčiausi vidurkį labai lengva, nes kol kas yra be manęs 3 šeimos moteris. Palauk. Tik tai? Ačiū. Čia dar atėjo papildymas maisto. Maistą. Aš nemoku skaičiuoti, aš tingiu skaičiuoti iš tikrųjų. Žiauriai skanu. Žiauriai geras. Palauk, kad aš noriu pagauti. Nu, žodžiu, gerai. Neapsikraunam tai per daug. Aš manau... Vienu žodžiu, ne, 9-4 nėra vidurkis. Nu, bet šiaip čia žiauriai daug. Ai, tai gerai, čia tarp kita ko. Tom jam tai dar normaliai, bet žalias karis tai yra žiauriai gerai. Žiauriai geras. Ir suvesk. Ką suvesk? Balai. Inception, parodyk. Mes čia tokį Inception žaidžiam. Pačios į save žiūrim. Jo, geras. Tai va, tai žodžiu, neina ten tie klausimai. Lievas klausimas, žiauriai. Nu Lievas gerai, klausimas. palauk. Nu tai gal myslės tada? Gali garsiai paskaityti? Negali. Gerai, aš tai dar norėčiau porą įžvalgų tokių. Apie tą ilgamžiškumą? Ne, apie ilgamžiškumą tai Kas yra populiariausias žmogus pasaulyje? Mama. Aš taip nusprendžiau, kad mama. Ar tu kada nors girdėjai kokį nors kitą vardą kieme šaukiant dažniau negu mama? Kiekvieną dieną mama. Nu ir šiaip, jeigu kažkas atsitinka, gali skambinti policijai, gali skambinti draugam arba mamai. Nu tai geriausiai mama paeina. Nes policija būna neatvažiuoja, negeria. Arba sako, jo, toj būsim po 5 valandų. Tai va, manau, kad mama. O kaip tu galvoji? Aš nežinau. Ar vieną reikia išsirinkti? Šiaip ant bangos, o pavyzdžiui, va dabar koks asmuo ant bangos. Aš taip tindu. Nu, aš įsivaizduoju, man šiandien tokia diena, kad visą dieną atrodo gulėtum ir tik valgytum. Tai va, Praktiškai taip, nuo ryto. panašiai taip ir darom, tik kad sėdim, taip, nes gulėt šlapia, nes mes lauke sėdim ir šiaip labai nefaina, nes ir personalas turi vaikščioti per lauką, lyja įsiriuba, viskas, žodžiu, bėga. Nu, bet nieko tokio mes atsiprašėm. Kaip grybas matęs gražiai. Ai, pamiršom padėkoti. Mūsų pirmasis video sulaukė Arvido komentaro. Neišsiaiškinom tikslių Arvido pareigų, bet žodžiu, jis išgalo do porto ir mūsų O gal net pakvietė ne iš ten? vyno. Tiksliai galėjo kažkas patrolinti, tipo, labas, aš Arvidas. Atvarykit vyną, tu atvarai, išgeri to vyno. Sakai, vyrai, čiau. Ir tipo sako, durnė, tipo, 4 eurai, ne, tai čiau. Tai mūsų vaišina, tai kažkaip Nu. vaišina Arvidą. Arvidą. Tu ką, Arvido nežinai? Čia kaip rajone, tipo, Sierą nežinai. Tai tu. Oje. Nežinau, šiaip visi Sierą žino. Nu tai va, Ne, galim... bet šiaip taip negrai nebuvo, nu ten nieks negalėjo patrolinti ant mūsų. Ta prasme, yra toks kvailas klausimas iš tų klausimų. Pavyzdžiui, kas ant kojų turi 2 odas? Žmogus avintis odinius batus. Tegu vegetarai susimasto. Buvau batų pardavėja, kurį laiką 2 metus ir nebūčiau sugalvojus tokio užkalbinimo, nu, ta prasme, žmogaus. Nežinai, kaip užkalbinti, kaip selint batus. Nu. Ir toks, žmogau, ar tu žinai, kas turi 2 odas? Na, tai va. Tai parodom aplinką. Gal ir parodom. Skriubytei grybukų. Ne, čia tom jam. Aš kažkodėl visą laiką įsivaizduoju, kad tom jam turi būti su kokosu. Bet čia nebuvo. Čia nėra kokosu, man atrodo, dar yra. Parodyk iš arčiau. Tai jau matė. Gal turi net kokį nors pavadinimą. Turiu tokių lapų, nu maždaug gal 3 metus, krauščiausi per praeitus metus 4 kartus.
Ir tai yra vienas tų daiktų, kur vežuosi iš buto į butą ir išsikraustant galvoju, ką su juo veikti. Nu, tipo, kur įdėti, aš negaminu, čia reikia atkreipdėmės. Jeigu būčiau šulioj, tai daryčiau paveikslėlis iš jų, tipo, klijuočiau, bet dabar... Ir rudenėlio šventėje. Ir tokį... Į oboliuką prikiščiau degtukų. Taip, cukinėje, ten nuo degyčių. Ai, jeigu gaminčiau, galėčiau pagaminti netikrą zuikį ir vienam zuikį reikėtų 2 ausyčių, tai turėčiau gaminti zuikius kiekvieną savaitę, bent 2. Ir taip po 2 metų galėčiau sunaudoti. O tu žinai, kad ten zuikis netikras? O žinojai, kad balandėliai tai ne paukščiai? Ne, šitą tai žinau, bet liežuvis tai irgi maniau, kad ne liežuvis. Paaiškėjo jau labai negreitai. Tai va. Šiaip šlikšti istorija, valgau kažkada liežuvį ir sakau, nu bet čia geras zuikį vadina zuikiu, o liežuvį ir mama taip šovė tokį, sako, bet čia yra liežuvis ir taip jau. My life is complete. Aš nebuvo žiauriai šlikštu. Ir nevalgai? Nebedamušiau tą dieną. Bet paskui jau parsimušė. Nu, tada nuėjau į didesnę krautuvę ir žinau, toks kaip būna išsivertęs, taip nesakai, taip šlikščiai. Tai va. O kepenėlės? Šitą tai visą laiką žinau, nes jos tokio Ne, keistesnio bet skonio. nu skanu. Man tai skanu, bet daugam labai neskanu. Primena valgyklos, kažkokią traumą turi. Bet mūsų valgykla normali buvo. Mokykloje? Šiaip žiauriai, aš turiu tikrai. Čia daug neprisižvengs. Šiaip žiauriai, nu. Tai va, taip pat ir gyvenu. Gražu čia, gražu, fainai. Kartais galima rasti, kur mašinytę pastatyti. Palauk. Noriu parodyti tą plytą. Ana kart sakė labai lagino, bet čia tokie faini skėtukai. Viskas faina. Davai, eina pasivaikštam iki tos plytos, čia šiaip žiauriai smagu. Ai, tiksliai. Vis tiek kažkas. Toks random. Žiūrėk, va čia kiemas, galiu nufilmuoti, čia yra kiemas, kur yra Sinano kebabai tenais. Visi žino, tikrai daugiau šansų, kad visi žino, kur yra Sinano kebabai. Spėkit, ko tie bahūrai atvažiavo į Sinano kebabinę. O žiūrėk, butas, norėtum čia gyventi? O, vis gyvenu. Why not? Ir žiūrėk, opa. Čia, tipo, žinot tą gestą, kai paima ir pakelia valytuvą, nes, tipo, nepatiko, ne, už parkavimą. O čia uždėjo plytą ir maždaug, jeigu dar kartą čia pastatysi, aš ją mesiu. Čia kaip aš prie turgaus gyvendavau, tai žymėdavosi vietas, tai nežinau, ką čia atsižymė. O tai to prasme, kokiu būdu žymėdavosi vietas? Nu, tuščias ant asfalto vietas. Ai, nu. Aš buvau plytom irgi apsidėdama, stabi, kad aš... Geras, kad čia faina, mes čia pirmą kartą sakėme, manau. Baigsim, ne šiandien? Jo, galim pabaigti. Iš tikrųjų, man tai highlightas šio vakaro yra ta plyta. Aš taip žvengiu pirštai ištiesus, rodžiu ir plykiau ir nieks nesiekia su manim. Šiaip tikrai faina vieta, kaip iš tokios vietos, nu ta prasme tikrai bandelė. Ne šūdas, bandelė. Vat, balandėliai vaikšto. Vyrką galima pasirakinti. Kiemas šalia. Petūnijos. Va. Tai žodžiu. O, pagaliau sirbytė mato. Prireikia tik tai 9 minučių. Vieno nukritimo. Ir sriubytė matosi. Biškį atsigavau, pajudėjau. Ai, palauksiu, kaip papasakosim tą istoriją. Nu, mes namuose pavalgėm prieš einant valgyt. Kaip yra toksai internete paveiksliukas Let's drink before we go drinking. Tai padarėm lygiai tą patį. Nu. O ką turėjau papasakoti? Apie voverytės tortą. Justės garbiai, kuri žiūri, Justė, aš tavo garbiai nupirkau voverytės torto 4. O kur reikia pirkti? Čia reklamą padarysim. Ne, nepadarysim, nes nesimenu, kaip vadinasi. Nu, žodžiu, Monika baisėjosi torčiuko kainą. Sakė, labai brangu. Nebrangiau už maskarponės torto gabalėlį Maxi už 8 eurus. Taip, tu? Jo, vienas. Nu, žodžiu. Fui, imberas. Nu, pasakok. Bet aš neatsimenu esmės pasakojimo. Ai, ir aš sako, voveraitės tortas. Ir aš sakau, leisk, kad spėti iš ko jis. Tai šoviau, kad tipo rudu, bet ne. Ir tada nutrūko mūsų pokalbis. Iš ko yra voverytės tortas? Nu, žaidžiam totalizatorių. Tai gal ten riešutukai? Taip! Ne, o jeigu rimtai papasakok. Nu, riešutų yra. Tai tipo, pagal tokią nu gerai.
Bandau dabar taip pasigalvoti kokį nors kitą gyvūną, su kuriuo kas nors asocijuojasi. Pavyzdžiui, zuikio tortas. Tai turėtų būti su morkom. Pats neskaniausias tortas, morkų tortas. Niekada valgiau tik tai morkų pyragą, tai jis buvo skanus. Tai čia tas pats. Ganėtinai Tipo, kompleksuotas. iškepi morkų tortą, pyragą, perpjauni per pusę, patepi kremų ir pavadini tortu. Svarbiausia, man atrodo, svarbiausias momentas nekepti jo. Tipo, lep ir įšaldyti. Kad netaptų pyragų. Nes tik orkai taip sprendžia. Lievai, žiauriai. Nu, žodžiu, gerai. Mes valgom toliau. Sėkmės ir iki. Išjungit. Išjungkit.